bus, ką jūs darėt, kai praeitą kartą? Mes nežinom, kas bus. Tiesiog... Mum atnešė, su pakabukais buvo, tai mum atnešė ir tada kažką nužudė, ne? Jo, reikėjo visiems užsidėti pakabukus ir... Išrinkt, ką... Jo, vienas žmogus turėjo pasirinkti, kuris... Jo, ką paaukoti, kad suveiktų. Ar čia bus kaip praeitą kartą? O ką mums dar reikia gauti? Reikia pažiūrėti knygą. Mes turime šitus visus... Kas? Grybuką, mums reikia grybuką. Kas? Eina su manim. Ta prasme. Dabar. Einam. Dabar sekti vėl tą bobą. Visi? Lapelis, kažkas paimtų lapelį. Paskutinis paliepimas. Norėdami gauti paskutinį artefaktą, turite balsuoti už tai, kad vienas asmuo jį paliestų. Tai nuodingas grybas. Pirmas žmogus jį palietęs mirs. Jei jis palies grybą, kiti galės jį paimti. Grybą paliest? Aš manau, mes galime visi tiesiog balsuoti už savo veikimą. Bus ištrauktas. Jo. Bus ištrauktas. Jo. Tai ką maišyti? Tai aš maišysiu. Pirma Ugnė, dabar Emilija. Ne, tai dar mane nužudykit. Buvo liūdna, kad taip dingsta žmonės ir pakankamai greitai. Sveikiname, jūs trys išgyvenote ir gavote visus artefaktus. Kur mano prizas? Dabar galite išeiti pro priekinės duris.
Bet būkite atsargus, nes klounas bandys jūs nužudyti. Sėkmės ir iki visą. Dar klounas bus. Buvo toks labai staigus ir keistas experiences. Arija po to pradėjo rėkti, tai dar toksai šokas buvo ekstra. Tas klounas nukrito ir aš praslydau pro tą kažkokią geltoną šūdą. Viskas, mes laisvi. Nėra dar laiko! Nu, kad Kipras ten pasiliko, jo problemas, aš tik noriu karštą dušą dabar.